Su jumis tiem, kas tiki. Taigi pasižiūrėkime, ko tikitės ir ką gausite. Ko tikitės? Tikitės, kad vienatvė kažkokiu tai vienokiu ar kitokiu būdu pasibaigs, kad sugebėsite išlaisvinti savo vidinę jėgą, prašote aukštesniųjų pagalbos galbūt, nes labai kankina vienatvė. Galbūt einate į kažkokius susitikimus, kur parodote save, bet vis tiek ta vienatvė jūs kankina ir viskas stovi vietoje. Taigi pasižiūrėkime, ar jums pavyks pralaužti vienatvės ledus. Sako, būk išmintingas. Visur yra, kaip sakoma, yra galas ir pradžia. Ir galite pastebėti, nuo ko prasidėjo ta vienatvė. Galite pagalvoti, galbūt toj vienatvėje yra ir pliusų, ne vien tik minusai. Kad vienatvė pasibaigtų, galbūt turite susitaikyti su kažkokiais žmonėmis, su kuriais pykotės, ir tada jums pasikeis kažkas galbūt per 4 mėnesius. Taip, jūsų emocinį gyvenimą ateis kažkokie permainų vėjai, kur jausitės stabiliai, kur galėsite išreikšti savo jausmus tinkamai ir sukurti kažkokią tai bendrystę, draugystę, sąjungą. Bet turite nutraukti kažkokias kovas, vidinės, galbūt šeimos nariais ar pažįstamais žmonėmis ir priimti atitinkamus sprendimus. Pasirinkimo bus, pasirinkite teisingai, galbūt nepriimkite visko už rimtą ir apsvarstykite, labai gerai apsvarstykite. Taigi, pažiūrėkime antram variantui, ko jūs sieksite, ar tai pavyks. Galbūt esate jaunas žmogus ir norite būti išgirstas kažkokių vyresnių žmonių. Galbūt tai jums kelia kažkokį tai susirūpinimą, kažko trūksta ir niekas jūsų negirdi. Arba gal turite vaikų, kuriems reikia kažkokios pagalbos iš kitų socialinių asmenų. Ir ar jums pavyks tai gauti? Turite labai bendradarbiauti su įtakingais žmonėmis.
Galbūt bus 2 vyrukai. Vienas jaunas, kitas turintis kažkokį verslą galbūt, ar išeiti iš nepatogių situacijų padės jums papasakojimas apie savo gyvenimą, galbūt plačiau, iš tos jautresnės pusės. Rodo jauną žmogų. Galbūt sutiksite jauną žmogų, kuriam reikės pagalbos, kurio niekas negirdės ir jūs turėsite jį atitinkamai nukreipti pagalbos. Ar jums pavyks? Taip, nauja viltis bus. Jūs rasite išeitį, bet kokiu atveju. Galbūt kažkas siūlys jums vienaip ar kitaip praleisti gerai laiką, apie ką jūs kažkada svajojot. Ir jūs pasiekę savo tikslą, kad jūs išgirs kažkas. Jūs pasieksite, tai jūs jausitės labai patogiai ir labai gerai. Jums pavyks įsitvirtinti tiek darbo srity, tiek bendradarbiaujant su kitais asmenimis. Taigi, pažiūrėkime dar trečią variantą. Ko jūs norite ir ar jums pavyks tai pasiekti? Būrimas yra neužmatytam laikui, tai kada atsidarysite, tada ir galbūt galios, nes ne visiems galbūt ir tinka ir patinka, tačiau skonio reikalas. Jūs sieksite, ar jums tai pavyks. Kažkas siekia nusimesti naštą nuo pečių ir pasijausti galingu. Galbūt reikia įsitvirtinti kažkokioje pozicijoje, kur atrodo labai viskas sunku ir sudėtinga ir nešite, atrodo, naštą vienas. Apsižvalgykite, ar nėra daugiau žmonių, kas galėtų jums vienu ar kitu atveju padėti. Ir jums pavyks viską čia pakeisti. Nors kortelėse jau atsako į klausimą, bet pažiūrėkime dar su keliomis kortelėmis, kas čia iš arčiau vyks, ar jums pavyks. Jūs visur ieškosite tų žmonių, jūs kažkokius ženklus gausite, ar tai prisiminimų iš anksčiau galbūt, kur ėjote, kažkur, kur sutikote kažkokius žmonės, kur buvo prisirišimas, glaudus ryšys, kur buvote autoritetas galbūt žmonėm, arba ieškosite to žmogaus ir mintimis apie jį galvosite, kur buvo ryšys su kažkokiu žmogumi. Galvosite, ar jis gali jums padėti ir ar jūs įsispręsite šitą situaciją. Pažiūrėkime. Ateis kažkokia nauja pradžia, jūs ilgai svarstysite apie tai, ką daryti jums.
Ir situacija išsispręs, kai būsite nuoširdus tiek su savimi, tiek su kitais asmenimis. Taigi, galite pasiekti kanalą. Taip pat galiu padaryti asmeninę tarot kortų analizę jūsų situacijai. Tad kviečiu parašyti asmeniškai. Susisiekti galite per Gmail platformą, kurią rasite mano paskyroje. Su jumis buvo Tiem, kas tiki. Ačiū, kad žiūrėjote.